Trečiadienį įvyko pirmasis iš 5 pasauliniai kraujo donorų dienai skirtų renginių. Pačiame Vilniaus centre Vinco Kudirkos aikštėje 8 valandas trukusi akcija atkreipė ne vieno praeivio dėmesį. Miestelėnai ir miesto svečiai buvo raginami ne tik duoti kraujo, bet ir pareikšti pritarimą kraujo donorystės idėjai, nusifotografuojant prie akcijos stendo. Lai ilsisi angelai, mes turime gerų žmonių. Toks akcijos šūkis buvo visiškai patvirtintas, kuomet net 170 žmonių tapo neatlygintinais kraujo donorais. Akcijos rengėjai džiaugiasi pilietišku jaunimu. Nemaža dalis gerų žmonių buvo į egzaminus skubantys ar iš jų grįžtantys studentai. Ne vienas jų kraujo davė pirmąjį kartą. Artimiausias renginys vyks Panevėžyje birželio 15 dieną Laisvės aikštėje. Toliau keliamasi bus į Mažeikius birželio 20 dieną Centrinėje aikštėje, 21 dieną Klaipėdoje prie prekybos centro Akropolis, 22 dieną Palangoje Centrinėje miesto aikštėje prie fontano. Sukurkite mažą stebuklą ir jūs.